Kas iki žvėjai, randamės Tubulių Stepanionių tvenkinį. Treniruotė prieš Lietuvos dugninės meškerės čempionatą. 3 etapas. Čia prieš tai teko varžybose sudalyvauti. Tai tokia, sakykime, buvo treniruotė kaip ir po presingu. O dabar generalinės treniruotės prasideda. Tai va, nežinau, čia irgi tik vos spėju. Va, pradėjau tik žvejoti, jau kolektyvas jau 15, jau pusvalandį beveik jau kaip žvejoja. Vienas ten žiūriu raunu, jau pastovi, jau porą šėryklų nurovė. Kitas irgi kolega nelabai laimikių neturi kom pasidžiaugti. Toliau dar mantas nematau, nežinau. O aš tai ką? Šiemet metinio žvejybos leidimų neturiu, nepirkęs, aš nusipirku atvažiavęs, tai atvažiavau dar, kol nusipirkau, tai per Perlas.go programėlę leidimą. Šiaip labai patogu, labai greitai ir smagu, kad yra tokia galimybė. Perlas.go yra gerai. Greita, patogu, paprasta telefonė yra ir... O, kolega pirmą karšiuką jau ištraukė. Bet dar tik pirmą. Aš bandau maros jaukais. Nusimaišiau. Įsigyti galima per www.lakitakal.eu. Tikrai puikiai parduotuvė. Labai daug kolmiko pasirinkimo. Kabliukai, gurza, įvairūs, pasakiški. Maros jaukai dabar iki vasaros pabaigos su 15% nuolaida. Tai labai gera seksuali kaina. Tikrai rekomenduoju įsigyti, pabandyti. Vengriški jaukai. Tai mes juos ir bandom. Prieš tai varžybose su jais gaudžiau. Rezultatas buvo tikrai geras. Ir dabar bandau. Manau, kad turėtų tikrai pasiteisinti, nes po presingų jau tikrai parodė, kad tikrai yra gerai. Čia nuo starto iš karto, nežinau, pradėjau iš toliau pabandyti pasižiūrėti. Kadangi treniruotė, tai mums labai svarbu kiekvieną detalę įsiaiškinti. Tai va bandom. Nežinau, dabar nuo starto pabandžiau šiek tiek toliau. Nu, ir kibimo pagaliau sulaukiau, bet nežinau, ar žuvis yra. Realiai čia 3 metimas. Ir jau žuvis pradėjo atsiliepti, reiškias, geras ženklas.
Nu, Vaidai, aš greičiau. Aš jau irgi atsidariau. Bandysim skaičiuoti. Aš skaitau, jau yra neblogai, jeigu kolegos per pusvalandį, va tik dabar vienas atsidarė. Aš 3 metimu. Iš karto karšelis. Reiškias, einam teisinga linkme. O Jėzus, ta širšės puola. Visai. Nemėliu, nedraugauju su tom zyziančiom būtybėm. Užmečiau, iš karto permečiau, masalą nekeičiau. Ir gali būti, kad ir tai bus klaida. Bet mes šitą labai greitai išsiaiškinsim. Kibimo reikia, bandysim keisti tada masalą. Iš karto startuoju su uodo-truklio lerva. Į šėryklą pakarpyta. Ne, gal čia. Masalas šiaip tikrai geras. Masalo tikrai nekeisim. Į šėryklą irgi labai daug kasterio karpytų. Ir mataliukus kelias. Oi, čia toks vėjas nepadeda, gylio biškiai yra. Galvoju, gal tik tai reikės pabandyti dar pasisunkinti šėryklą, kad greičiau skęstų. Nes būna kitą kartą irgi gerai, kai greičiau nuskęsta šėryklą, o iš paskos ten paskui tik tai pavadėlis, 80 cm dabar ilgio gaudau. Arti žuvies, va, matau po kojom daug smulkmės. Tai nežinau, galvoju, gal reikės su pikeriuku dar pabandyti, o čia iš arti, nu, negavau, žinoma, kad reikės. Pradžiai dabar noriu dar, kadangi nedariau didelio startinio šėrimo, tik 3 startinės šėryklos įmečiau, tai noriu pabandyti, nu, dar truputį dar, nežinau, kiek čia. Kažkiek dar reikia biškį ten pažvejoti, tada manau, reikia pabandyti šį čia arčiau kažką, susirasti dar taškelį. Nes va, visai čia žvalėse po kojom yra smulkmės. Bandysim. Ten su 50 gramų gaudžiau, nežinau, gal bandyt 70. Gal rasiu 60 gramų. Pabandysim šiek tiek bent. 10 gramų tada. Pradžiai pasunkinsim. Kad toks būtų šiek tiek greičiau tas skendimas. Va.
Nu ir gal pabandom pakeisti masalą. Gal tikrai nenori apkramtyto iš kito burnos ištraukto. Tai tuoj mes ir pasižiūrėsim. Va. Šėrykla kažkiek sunkesnė, biškį greičiau skęs. Jeigu ką, tada gal dar ir 70 gramų, dar biškį sunkesnė. Nu va, iš pradžių buvo biškį liūdna. Dabar taškelis pasikūrė taip, kad pasaka tiesiog. Nes dar vieną kaip ištraukiau, paskui blemba 15 minučių liūdna visai buvo. Ir šiek tiek įvedus lengvą korekciją. Dabar visiškai pasaka. Šešios žuvis, viena nuėjo. Čia labai tokias lupytės silpnos, tai va per greit traukiau. Ir išsiplėšė. Lemba širšės kaip puola. Fū, kaip aš jų nemyliu, negaliu. Labai aš jų nemyliu. Jos už tai manęs irgi nemyli. Nevalgau nei medaus, nei su širšėm draugauju. Tai va, dabar va. Fui, kaip jos mane. Puola, lipa ant galvos. Visai. Blemba, kaip aš jau negaliu. Užsidėsiu kapišoną, nes negaliu. Va. Vėl yra karšelis. O šitaip pa. Ir kimba. Tik reikia. Greitai traukti negalima. Tuoj pažiūrėsim. Apatinė ir viršutinė lupytė. Dar apatinė tai dar yra tvirtesnė, kai į apatinę įkabina. Viršutinės tai visai silpnos. Va. Tik čia. Oi! Pažiūrim, ką turim. Kur tu čia? Apatinė. Nu va, apatinė. Dar lupytė, dar. Spirta. Septinta žuvytė. Ir dabar žiūrėsim. Dar biškį pagaudysim. Jeigu viskas gerai, eisim su kolegom pasidalinti tą korekciją, kokią padariau, ir žiūrėti, kaip jie maisis. Ar suveiks šitas dalykas. Karšius gaudant
apsnarglėja. Nu va, kibimas jau pradeda. Buvo kibimas. Ir yra žuvis. Matot, atrodo tokia maža smulkmena. Snargliuko gabaliukas prie kabliuko buvo. Ir tai iš karto įtakoja. Nieko daryti nereikia. Užtenka švarų masaliuką. Nemyli patys tie karšiukai tų savo snarglių. 8. Tai tas, sakykime, visos va tokios va smulkmenėlės ir sudaro paskui didžiąją daugumą. Kimba, nekimba. Vat atrodo tokia maža smulkmenėlė. Snargliukas kažkoks nuo karšiuko kabėjo. Ir viskas. Ir to pakanka, kad nebūtų kibimo. Todėl reikia į visas smulkmenas atkreipt dėmesį. Piktas labai. Vat sakau, šalia taško būna. Ir ten tokie biški atsargesni dažniausia būna. Ir jeigu jisai šalia, ir šiek tiek didesnis, aišku. Gražu. Viskas gerai, žuvytė kimba, viskas veikia. Oi, čia prie kranto piktas pasidarė. Ai. Žolytės biški pagavo. Va. Biški ir jau, kur reik dasidėti bliūdelį jau. Oi, koksai gražus kibimas. Nu va, su tuo reikia ištraukti, aišku, dar. Ta 11 žuvytė. Gražiai va su tarnamėm 70
60 vienas malonumas gaudyt. Va. Šau. 11. Nu, va, sveiki dar kartą. Antra diena treniruočių. Ir po pirmos dienos tai ten buvo, sakykim, visai neblogai. Gaudėm karšelius. Ir gavosi taip, kad realiai po 4 kilogramus maždaug rinkom. Tai visai neblogas ten pasirodo buvo rezultatas, nes kaip ir galvojom gal, kad mums nėra labai gerai, bet pasirodo ten buvo gan neblogas rezultatas. Šiandien galas B pradžia mūsų. Čia jau karšelių iš tikrųjų tikrai yra mažiau. Čia yra gerokai mažiau. Bet pavyko susikalbėti su smulkia žuvelė, su raudelėm. Arti šičia maždaug apie 8 metrai, 7 gal atstumas. Tai ryte aš čia vėliausiai pradėjau žvejoti. Kolegos, grubiai kokį, sakykime, 20 minučių vėliau pradėjau. Tai per 1,5 valandos 60 žuvų. Tai daugiau nebegaudžiau, nes vis tik tai čia treniruotės, tai vaikšto kitų komandų treneriai, kad nedemonstruoti realiai šito viso, tai va su svarstyklėm pasislėrėm. Ir pas mane buvo už kolegas, nes kolegos vakarčelius gaudė, tai buvo geriausias rezultatas. Tai kaip ir tikrai apsimoka gaudyti raudelės. Tai aišku, juodas darbas, nes išlaukimas su raudelėm, tai ten maksimum iki 10 sekundžių, bet šiaip tai būna, kad kimbalį nuo 3 iki 5 sekundžių tame tarpe, tai tikrai šiaip neblogai, bet tai kad patausoti jėgas, kad neišduoti, aišku, visų paslapčių visiems, tai dabar tiesiog pasitolinom ir, gaudom, kaip ir didžioji dalis žvejų, kaip ir karšelius. Labai svarbu gyvų padavimas ant kabliuko irgi masalas, ta prasme, žiūrėti reikia, aišku, čia geriausiai tai matailis, ta prasme, reikia, karšeliam matailis, o raudėm, aišku, dzikas, pinka, taip ir kai taliuoji ten tai pastoviai. Bet teoriškai kaip ir nėra skirtumo, kad ten dėsi ant to kabliuko. Bet aišku, kimba yra ant matailiaus, bet tai tą matailių, kol uždėsi, tai laiko daug prarasi, o su ten dzikeliu ar pinka, tai su vieną uždėjai ant kabliuko ir kokias 3-4 žuvis pagauni. Tai laiko atžvilgių vienareikšmiškai geriau. Tai sakykime, kaip ir treniruotės tikrai davė vaisiaus. Nes irgi paskui aš pasibandžiau, man gerai, kitam kolegai pasakiau,
nu, ta prasme, tikrai pasidalinom informaciją tarpusavį, vienas kitas pabandė, tikrai taip, tikrai veikia ir tai realiai maždaug šitoj distancijoje čia va, tam atstume, jeigu kažkas pasiseks kažkam atsisėsti, tai taip jau to žmogaus laukia didelis darbas gaudyti tą smulkę žuvį. Tai yra tikrai perspektyva daug geresnė. Bet jo, sunku darbas, tai bus tikrai ne iš lengviausių. Nesam mes tokie techniškai greiti, kad tą smulkę žuvį gaudyt. Yra tikrai techniškesnių žmonių, greitesnių, bet jeigu nuo ryto iš karto pradėsim ir viskas kaip ir veiks rytoj ar poryt, bandysim taip ir daryti. Aišku, labai didelė bėda, kad dabar masalus, aišku, gavom iš kito tiekėjo. Nu, tai mataliukas negeriausios kokybės. Ir tai yra labai negerai. Nes kai prastos kokybės, tai ant kabliuko uždėti, ieškai ką dėti. Ir nepakirtom, bet biškį ir toliau dar yra tų raudelių. Va, kartais padeda net ir su tuščiu. Nu, aišku, ten reikia jaukinti, tai taškai tos žuvies yra, tai masalas dar pasižiūri, kad ant kabliuko tikrai gan geros kokybės, tai tada su tuščia šėrykla va dar greit numeti. Ir tos žuvies tenai, nu, turėtų vis tiek kaip ir užkibti. Bet jau sakau, jau dabar tikrai nėra tikslas prigaudyti žuvies, nes jau ir aplamai per treniruotės kaip ir nėra to tikslo, kad nu, visą dieną ten gaudytum, prigaudytum, atsigaudytum ir ten, nu, realiai ir tu apsišvieti, nu, prieš visus žvejus, visą savo tas, sakykim, tarkim, tokias smulkmenas, gudrybės gali įsiduoti. Tai va treniruotės, sakykim, tokias, kad įsiaiškinti kažką tai. Kas geriau, kas blogiau. Matysim. O laukiam ir išlaukiam. Palaidėm šitą meškerį. Tais 30 kotukas. Tie karšeliai tokie sportiniai. Opa, va. Va kas būna. Karšelis yra. Tai va taip va, pabandykim va neskubėti. Ir gražiai jį pasiimti. O, tai žolės įvažiavo, va tas ir yra. Dabar sėdžiu tai be pedano. Visos žolės priekyje.
O šitas iš šonių įsikabino, tai šonas nieko, labai tas viršutinės lūpos silpna. Kad treniravomės, buvo masalai žvejuvos. Tai, nėra ką lygint. Oi, koks piktas. Pikti čia tie karšiukai. Tokie po 100 gramų nepilnai. Va. Nu va, šitas į apatinę lūpą įsikabino. Piktas visai, va. Atsiprašau. Šitas netirijo giliau. O tik daug nuo keliaus dedu, tai va net pilna šėryklą. Pasitraukiu. Ant šėryklos. Nu, niekam yra nepaslaptis, kad nori, nenori. Jau kas yra žuvį privilioti, jis turi tikrai nebaidyti žuvies, vilioti, bet kai žuvis pas tave taške, ypač tokie karšeliai, dar kažkas, nu tu jos nori, nenori, turi kažko tai gyvais masalais išlaikyti. Nes, nu, vien jauku nieko nebus. Visiškai. Nes jeigu be gyvų masalų grinai žvejoti tik tai jauku, kai tokia labai stipri didelė konkurencija, 80 žvejų, viens prie pat kito, čia dar ypač, kai va 4 dienas didelis toksai presingas, tai nėra visiškai šansų, jeigu tu gyvų masalų nepadavinėsi, kad tau ten ta žuvis, nu taip, galbūt ir tu pagausi kažkiek tos žuvies, bet be gyvų masalų nieko nebus. Privalai žuvį sudominti. Vai kokie faini, bet iš tikrųjų tai minkšta meškerė. Tai smagu ją, išvedinėti, laikyti, jinai ten stipriai plakasi. Bet yra ir minusų tame. O minusas tai yra tame, kad, sakykime, tu kaip per minkštą meškerė, tai koksai va gražuolis. Tokie iš vis va gražesni. Jau kai minkšta meškerė, tai nelabai tu valdai tą žuvį. Jau tada gaunasi, kad tu ją po biškį tik tai link savęs trauki. Ir ją suvaldyti labai sunku. Tai vat yra labai didelis skirtumas. Kokią meškerę reikia rinktis. Tik, aišku, jeigu per daug kieta meškerė, tada sistema turi žiūrėti atitinkamai kabliukai, jeigu minkštesnės vėlos, tai jau sudėtingiau bus. Už tai būna žmonėm, kad sako, ten kabliukai prastos kokybės, sako šiti, ten kokia nors ten tokio ar tokio brendo, sako čia linksta jie, atsilenkia. Tai vat arba meškerė per kieta, arba sistema visiškai per daug grubi. Arba trečias variantas, aišku, ir rankytės auga gal ne iš tos vietos, kur turėtų. Tai čia dėl to vat reikia labai
labai va žiūrėti, jeigu minkštesnė meškerė, tai lengviau yra. Jeigu kietesnė meškerė, tai automatiškai tada atsargesnį išvedimą tokį reikia daryti. Reikia pajausti kiekvieną įrankį. Galima žvejoti visiškai su visku, ir su lazdynu galima žvejoti, tai aišku, ir malonumo tada nebus tokio žvejojant. Dėl to įrankį renkiesi pagal save, kad ir ne tik, kad būtų lengviau, bet automatiškai nori, kad ir malonu būtų, lengviau sveriantis. Stengiasi, dėl ko čia taip žvejoji, 3,30, 3,60. Tai ne tik dėl to, kad čia būtent toks jisai reikalingas ir ne kitoks. Tarkim, nėra jokios ten brovkės tos vadinamos, nieko. Čia, kur dabar žvejoju, distancija, sakykime, apie 30 metrų, tai net nežinau, iš tikrųjų čia net nematavau, kokia ta distancija, bet matau panašiai apie 30 metrų. Tai jinai automatiškai visiškai komfortiška, tai kam laikyti tą viezdą 3,90 kažkokį tai kotą, su kuriuo čia tikrai ir sunkesnis bus ir ir žvejoti visą dieną, tai jau tada tas malonumas kažkoks prapuola. Su kuo lengvesniu įrankiu žvejoji, tuo didesnis malonumas. Tai dabar jau čia 2:30. Tai mes čia dar kokie 1,5 valandos, iki 16 valandos, tada pasitreniruosim, pažvejosim. Taip, paslaptis dar tokia, sakykim, vėl aš čia antrą dieną maišiausi maros jaukus. Kuriuos galite įsigyti www.luckitackle.eu. Kokie jaukai, manau, gal po varžybų parodysiu, kuriuos jaukus aš čia maišiausi. Bet juos visus darbiškai pasitamsinau. Tokius grinai dariau, nes ten tai gavosi, man kai sumaišiau, ir jie gan rudi tokie, o tokius pamaišiau, kad toks, jis ne rudas, ne juodas, toks grinai, sakykime, rudai pilkšvas toksai gal į gruntą. Taikiau, kad būtų, nes kadangi čia daug to dumblo yra, tai toks prie dumblo, kad labai derėtų jisai, nebūtų ryškus, nes grinai juodą, tarkim, padaryti, tai irgi toksai, sakykime, plėmas labai juodas, jisai, tikrai ne ta spalva. Tokie jie nedidukai. Sportiniai. Ir jų yra vienose zonose daugiau, kitose mažiau. Man ten per praeitas varžybas čia jo teko sudalyvauti, tai čia biškį dešiniau, toliau sėdėjau. Tai teko beveik 5 kg žuvies pagavau, tai 3 buvau savo zonoje, kas irgi tikrai neprastas rezultatas buvo tuo metu. O dabar mes pažiūrėsim,
kaip pavyks pasirodyti mums šiuose varžybose. Ojejejej, vėl eilinis iki. Taip ir būna snargliukas susikabinės likęs būtinai tuos karščio likusius snargliukus, kad nebūtų jų ant pavadėlių. Juos reikia nukabinti būtinai, nuvalyti. Tai va, kažkaip taip tada. Šiandien dieną. Dar mūsų laukia didelis darbas šiandien. Maršalus visus susitvarkyti. Pasisijoti. Prasiplauti matėliu. Tai įtariu. Nu va, tos žolės, nu va, palik, nors viena žolė nepravalyta. O, papava. Gerai, kad jie apatinę lūpą įsikabinės, tai. Va, apatinė tai kieta, grinai. Apatinė lūpa, o, ne, kabliukas net. Sunkiai įsitraukia. O pilna vien snargliai. Ir patys tie net karšiukai nemėgsta tų savo snarglių. Bando. Oi, koksai gražus ant meškerės. Nutupėmės jį, pabandysim nupaveiksluot. Ir nupaveiklavom. Ir kol paveiklavom, kibimą sulaukėm. Labai gražus laumžirgis, labai gražiai tupėjo ant meškerės. Netoli galūnės. Prašau, nu viskas va. Tai va, geros tada dienos visiems, gero dar žiūrėjimo. Dar bando kipt. Nu va. Bando ir pribando. Blemba. Tik biškį greičiau pasukį ir žiauriai spardytis pradeda. Ir vat nežinai, į apatinę ar į viršutinę. Dabar kiek traukiau, didžioji dalis buvo į apatinę lūpą. Tai kaip ir atrodo, jau lyg būtų drąsu. Labai stipriai spardosi. Kaip ir būtų gerai, bet va, į apatinę lūpą. Nu, tai kaip ir į apatinę, kaip ir neblogai. Apatinė kieta. Viskas. Šitų karšelių dabar jau tikrai baigiame.